Sveiki visi, mėly žmonės. Norėjau dar kartą padėkoti, kad padedat, kiek kas galit, tiek gyvenu savo namuose, vis dar yra, atsiranda vienas kitas žmogus, pakeičia, prižiūri mane. Šiaip ne tai, bet namuose gyvas, prižiūrėtas, po truputį gyvenu. Tai norėjau padėkoti, kad remiat mane, kad padedat man, kad medžiatės už mane, prisimenat mane. Tai labai jums dėkoju ir myliu jūs ir apkabinu. Tai ir norėjau dar paprašyti, be abejo, nemalonu labai jaučiuosi taip, ne kaip prašydamas, bet be to neišgyvensiu. Tai šiuo metu labai sunku, turiu 59 eurus, o gyvent kažkaip dar reiks iki 12, iki pensijos. Tai jeigu kas galit padėti daugiau, būčiau tikrai labai dėkingas ir tikrai atsimenu kiekvieną žmogų mintise, kas padeda. Tai ir medžiuosi, nors nelabai tikiu, bet reikia tikėti biškį. Tai ir medžiuosi už jūs. Kažkiek savai žodžiais. Nemaldom, bet taip mintise savai žodžiais. Taip, prašau jums. Kaip sakoma, Dievo laimės, palaimos, visokų geriausių. Tai ir tokia situacija. Tai jeigu turit galimybę kažkiek padėti dar, būčiau labai dėkingas jums, tikrai nuoširdžiai. Kaip visada savo komentaruose nurodysiu savo telefono numerį, sąskaitos numerį. Taip pat savo Infofund paskyrą, kurioje galite irgi aukoti, nebūtinai per sąskaitą. Čia jau kaip jums patogiau, man tinka ir taip ir taip. Tai dėkui jums, labai geros dienos, gero vakaro, karštą vasarą, gražu, gerai, sėkmės.